Beveik 600 sporto rungtynių transliacijų per metus. Krepšinis, futbolas ir kitos rungtynės gyvai. sporto.tv.lt. Sveiki, aš esu Adas Iškevičius, žaidžiu Bremerhaven SBaren komandoje Vokietijoje ir žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu per BTV. Krepšinio pasaulyje. 2014 vasario 3 Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentas Vladas Garastas kasmet šį žiemos mėnesį švenčia savo gimtadienį. Ir gal ir gerai, kad pase įrašyta 8, bet jūs švenčia tada, kada gimėte. Ir aš sakyčiau, kad reikėtų 20 ar 30 metų dar ištaisyti klaidą, nes jūs gražiai atrodo, darbingas. Kur jūsų ta paslaptis? Mintis galvoja, kad senstame, reikia išmesti. Nes tas ir žmogų priverčia sugriūti, sukristi. Visada ieškau pavyzdžių žmonių, kurie turi solidų amžių, bet yra darbingi. Tai kas autoritetas jūs? Nu, nėra autoritetą, bet nesenai pasitvirtino mano mintis, kai sužinojau, kad atvyko į Lietuvą Izraelio prezidentas. 90 metų. Taip. Pas mus tai būtų nurašę jau 5 kartus tokį prezidentą. Reiškia, tai išeina, kad ir, sakysim, buvo premjeras Čerčilis Anglijos ir taip toliau. Man atrodo, daugiau tokių žmonių buvo. Bet tai dar vienas dalykas. Jeigu tokių nėra, tai tu būk pirmas. Tu tap to pavyzdžiu. Nu, aš gal juokauju. Taip, bet gerbiamas Garastai. Tačiau noriu pasakyti, kad pagrindinis dalykas tai yra žmogaus judėjimas. Nardytojas Kusto toks buvo, kuris 80 metų dar po vandeninę nardydavo. Jis buvo, jo sakinys man patiko, žmonės nieko neveikiantieji patys save sunaikina. Jūs, kad tą nuvytumėt metų naštą, krepšinį nežaidžiat? Kokią sporto šaką dabar jūs? Ne, man plaukimas. Aš nuo mažens mėgau plaukimą labai ir dabar aš užplaukimas. Įdomu, gerbiamas Garastai, o kiek kartų per savaitę jūs į baseiną išeinat? 2-3 kartus. Mano amžiuje, aš skaitau ir kitiem, noriu tą pasakyti, klausimas, o kiek ten praplaukė? Yra žmonių, kur, o šiandien praplaukiau ten 0,5 kilometro, nuo rytoj plauksiu jau 600 metrų parytę. Nebereikia to daryti. Skaitau, organizmas turi gauti tam tikrą krūvį. Ir pilnai užtenka. Pavyzdžiui, profesorius Amosovas Kijeve buvo, kada, žinot, kažkada mokiausi ir anatomiją, ir fiziologiją, tai jo buvo pasakymas. Žmogus, kad negautų infarkto, turi kiekvieną dieną, kad jo širdis plaktų 120 kartų minutę, bent pusę valandos. Ir to pilnai užtenka. Nes prisiminkim, buvo tokių dalykų, kai buvo madoj bėgimas nuo infarkto, ir pradėjo bėgti, tai trečdalis pribėgo į infarktą. Taip, kad čia jau ne tas laikas, čia nebe sportas. Čia yra fizinė kultūra, kaip vadinam. Ir svarbu, kad būtų judėjimas ir kad būtų tam tikras fizinis krūvis dėl širdies. Ir to pilnai užtenka. Lygiai prieš 35 metus, 79 vasarį, parengiau pirmąjį savo gyvenime interviu su gerbiamu Vladu Garastu, kai Biržų sporto mokyklų direktorius, krepšinių treneris atvažiavo į sporto halę, perimti, sakykime, iš amžinatilsį Stepo Butauto Žalgirio vairą. Na ir visą laiką mes apie 100 kartų paskaičiavau, darėme interviu, kalbėjom tik apie krepšinį. Tad po pertraukėlis mes pratęsime pokalbį ir būtent jau apie oranžinį kamuolį. Beveik 600 sporto rungtynių transliacijų per metus. Krepšinis, futbolas ir kitos rungtynės gyvai. sporto.tv.lt. Beveik 600 sporto rungtynių transliacijų per metus. Krepšinis, futbolas ir kitos rungtynės gyvai. sporto.tv.lt. Krepšinio pasaulyje. Nustebino, o kartu ir apsidžiaugiau, pamatęs informaciją, kad Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Vladas Garastas ir 2 olimpiniai čempionai Angelė Rupšienė ir
Modestas Paulauskas įkūrė krepšinio fondą. Kaip jis tiksliai vadinasi? Nu, krepšinio toks paramos ir vystymo fondas. Nu, jo tikslas yra, sakyčiau, važinėti gal po Lietuvą, vykti į mokyklas, lankyti pamokas ir ten kalbėti apie krepšinį, apie istoriją, apie tolimesnį vystymą, nu, agitaciją už krepšinį faktinai. Ir čia mes laiko turim ir svarbiausia, kai jau tas buvo padaryta. Savo laiku tas buvo padaryta Kauno rajone, kai buvo, reiškia, aplankyta 12 mokyklų ir kur tikrai labai įdomiai viskas praėjo. Tai kodėl nepratęsti po visą Lietuvą? Neturi tas reikalas sustoti, kadangi čia yra mūsų krepšinis yra mūsų bendras reikalas. O aš pagalvojau, kad čia jūs turėsite tą užduotį rinktos pinigėlius, kurių visiems trūksta. Mes patys visuomenės pagrindais ir nereikia jokio užmokesčio, reikalinga, kad krepšinį žaistų tikrai daugiau žmonių, nes truputį kažko tai trūksta. Nekalbėti apie pinigus, kaip aš jau užsiminiau, šiais laikais neįmanoma. Ir trūksta tų pinigų ir vienai komandai, ir antrai, ir trečiai, kitus turi pakankamai. Ar krepšinė viską lemia pinigai? Dabar labai tokia mada paliko, sako, kaip laimėsi, sako, jų biudžetas didesnis. Tai aš tada siūlau taip, prieš čempionatą susėda komandų vadovai, pasako savo biudžetus ir tada, kam didžiausias, tam pirmą vietą, kas antroje vietoje, tas antrą vietą. Teisingai? Taip turėtų būti. Čia matomai yra visai skirtingi dalykai. Kartais nebūtinai biudžetas turi laimėti. Laimė žaidėjų meistriškumas, jų patriotiškumas, jų pasiryžimas ir taip toliau, trenerio sugebėjimai. Yra daug visai kitokių dalykų. Aišku, aš anksčiau sakydavau žaidėjams, kada jau nepriklausomybės metais, kad kuo jūs geriau žaisit, tuo jūs daugiau pinigų uždirbsit. Nes faktinai toks čempionatas Europos faktinai yra dabar turgavietė. Nes suvažiuoja agentai iš visų pusių ir žiūri, kaip tas žaidžia, kaip kas. Ir paskui yra pasiūlymas kontraktas. Kaip pasakyti, tapo profesionalizmas. O pasaulio čempionatų reikia nusipirkti vietą. O čia reikia nusipirkti vietą. Ten taip pat tokie dalykai. Toks dalykas reiškia, nebėra sportinio kelio. 4 komandom yra duotas kelias, jeigu nusipirksit. Arba, sakysim, atrankinės varžybas jau kaip padaryta. Kad olimpiadai žaidžia 12 komandų, bet dar 12 paskui žaidžia atrankinės varžybas, bet šitas atrankinių varžybų vietą vėl reikia nusipirkti. Mes gal, kadangi neturim tiek lėšų, mes turim dirbti geriau, sunkiau ir gudriau. Kuria kryptimi ir kur? Kuria kryptimi, ruošiant jaunus krepšininkus. Nes būdami lygus su lygiais mes nelaimėsim. Mes turim pranokti jos. Turim paruošti geresnius krepšininkus. Aš ką pasakysiu, dabar kažkaip kaip ir trūksta jų. Aš pradėjau galvoti, sakysim, Krepšinio federacija labai didelį dėmesį skiria. Krepšinio federacija reikia finansuoti kiekvienais metais po 10-12 komandų, kurios dalyvauja pasaulio, Europos čempionatuose, kas 4 metų olimpinėse žaidynėse. Daleiskim, paimkim, pavyzdžiui, vieną komandą. Tai yra 92 metų komanda, charakteringa, kur ten yra Valančius. Valančiūnas Jonas. Tai yra Valančiūnas. Pasaulio čempionai. Pasaulio čempionai buvo, Europos čempionai, visur laimėjo. Federacija tam reikalui, reiškia, išleido, sakyčiau, virš 1 milijono litų, sudėjus tą visą. O rezultatė kiek krepšininkų turim? Gal turim ir visus, tik aukščiausių lygių. Taip, o tas ir reikalinga. Mums reikalinga, kad mums būtų iš kiekvienos, reiškia, grupės, kokio amžiaus, kuri baigia, kad išeitų kokie 3-4 aukšto lygio krepšininkai, kurie atstovautų mums Lietuvos rinktinę. Jie turi, skaitau, įsilieti į aukšto meistriškumo komandas. Tai aš turiu ne tik Kauno Žalgirį, bet ir Lietuvos Rytą. Ar sėdėdamas, kai tau 19-20 metų išmoksi žaisti treniruotis, reikia ir daug reikia treniruotis, bet jeigu tu neišbėgi aikštelę, kas iš tavęs bus? Bet yra jaunų, gabių, kurie savo meistriškumu nesistengia apeiti tą senesnį žaidėją. Jis tada bus žais, kada jis rodys, kai jis yra už jį lygus arba geresnis. Bet dabar sėdi
ir laukia, aha, nu tas dabar turi tiek metų, o kai jis išeis arba numirs, tada aš ateisiu. Ne, tu turi jį aplenkti grinai sportiniai kovoj. O norint šitą aplenkti, reikia treniruotis. Tokių mažai žaidėjų kaip Valdemaras Chomičius ar Šarūnas Marčiulionis, kurie savo to noro užsidegimu, jiem psichologija turbūt buvo nulis. Aš mėtau, aš žaidžiu ir matom, kokiais meistrais jie išaugo. Buvo mūsų ir Lietuvoje žaidėjų, kurie 18-19 metų aplenkė vyrus ir tvirtai įsitvirtino penkete, aš nekalbu apie komandą. Kadangi jie žinojo, ko siekia. Skaitau, yra viena priežastis tokia. Reikia dirbti daugiau ir tada, skaitau, galima siekti rezultatų. Ar jums netrodo, kad vis dėlto mes, krepšinių valstybė, per mažai išugdome aukščiausios klasės krepšininkų, individualių savo meistriškumu, kai jis net galėtų paskutinėmis rungtynių minutėmis ištempt komandą ir laimėti rungtynės? Imsis atsakomybės tas ant savęs, kuris žino, kad jis yra gero lygio, aukštas meistriškumas ir jis gali apžaisti. Mes sakom, kad krepšinių laimi komanda. Teisingai, yra komandinis žaidimas, bet joje daug momentų dabar mes matom, kad labai suindividualėjo žaidimas. Žiūrėkit, žaidžia, lenda koks tai metą ar kitas pašokęs ten kažką. Bet tai ir savotiškai ir gražu. Nu ir gražu, bet kada jis nėra tam tikro meistriškumo, jeigu jis iš 10 įmeta 2 kartus, jeigu jis ten negali iš jėgos nieko padaryti, reiškia padaryti taškų, dėl to niekas ir nesigauna. Tai kas kaltas? Pavyzdžiui, noriu pasakyti apie Tamaravičių. Jis driblingą treniruodavosi važiuodamas motociklu. Jis važiuoja 60 km/h greičiu ir veda kamuolį, varo. Reiškia, visokių variantų galvoja žmogus, kaip pasiekti. Tai treneriai, ar nėra talentingų jaunų krepšininkų, ar nėra Lietuvoje talentingų trenerių, kad jie iš kiekvieno molio nulipdytų puikią skulptūrą? Reikia iš kiekvieno reikia siekti. Neuždėti jam iš karto ant galvos žymę, tu talentingas, tu netalentingas. Daug ką daro atkaklus darbas. Daug ką daro, aš ir savo darbo praktikoje turėjau, man buvo tokių žaidėjų, kada aš jaunius treniravau, kur aš galvoju, kad nu ko išeina, reikia išmesti, o paskui tas tapo Europos jaunių čempionu. Taip kad reiškia, turi būti kantrybė, turi dirbti iki galo ir tada matysi, kaip viskas įvyks. Noriu pasakyti, pacituoti Philo Jacksono žodžius. Garsus treneris buvo, kur Chicago Bulls treniravo, kur ten kiek kartų NBA čempionų. Reiškia, kad trenerių gyvenimas yra nenutrūkstamas mokymasis. Tu žinai tiek, o nežinai tiek. Taip, jeigu apibrėžti skrytulių tokį. Ir tas treneris, kur įstikinęs, kai jis viską žino, jis gyvena savo sukaltame narve. Ką jūs man čia aiškint, aš viską žinau. Nieko nežinai, nes viskas keičiasi. Ar treneris neturi vis dėlto būti, tos šalies, to žmonių, to kraujo atstovas, kad suprastų mūsų mąstymą, pagaliau mūsų požiūrį į krepšinį, juk vieni bėga metą, o kiti tą kombinacinį žaidimą atlieka? Aš tai už tai, kad mūsų komandas treniruotų lietuviai. Čia anksčiau buvo kalbos, kad Lietuvos rinkinė gal užsienietį kviesti. Ne, aš tada sakiau, per mano lavoną, kad aš vadovau federacijai. Ir dabar aš džiaugiuosi, kad Žalgirį treniruoja lietuvis. Saulius Štombergas. Nes, sakysim, puikiai žinau, pavyzdžiui, Trifūnas šis treniravo. Jis ir buvo Vilniui, buvo atleistas, ten buvo ir paskui čia jį pakvietė. Žinot, kaip jis yra pasakęs? Įdomu. Nu, sako, jūs sakot, kad jūsų krepšinis yra jūsų religija. Bet, sako, kunigus jūs samdotės iš kitos religijos. Suprantat, gerai pasakyta. Bet tas kunigas iš kitos prastas. Vat labai gerai pasakyta. Nu ir ką davė, nieko. O skaitau, jeigu būtų lietuvis treniravęs, jis gal pirmus metus blogiau, antrus truputį geriau, trečius dar geriau, jis būtų, kaip sakant, nes aš, pavyzdžiui, kada žiūriu, sako, jis tą ir tą treniravo. Vienais metais buvo ten, antrais metais ten, trečiais metais ten, ketvirtais metais ten. Sakykit, jeigu yra puikus treneris, jį išleis komanda? Neišleis. Jam siūlys geresnės sąlygas, kai jis ir toliau dirbtų.
Ar gali gamykla gerai dirbti, jeigu per metus pasikeis 4 direktoriai? Ne. Bankrotas ateis. Lygiai ir čia taip pat. Ateina kiekvienas treneris su savo taktika, su savo įsitikimais, su savo klaidomis ir nieko gero neišeina. O toks dalykas yra. Aš tai esu už tai, kad ir kuo daugiau lietuvių žaistų ir panašiai, kadangi tai yra mūsų tikrai žaidimas, kada mūsų tėvai, seneliai pasiekė tokius laimėjimus ir aš labai džiaugiuosi, kad galėjom pratęsti tradiciją ir kad aš kažkokį indėlį galėjau įdiegti ir taip toliau į tą žaidimą. Gerbiamas treneri, tuo pačiu reikėtų kitą dalyką pasakyti. Prisiminkime anuos tarybinius laikus, kai vien lietuviai žaidė Žalgiryje ir išskyrus Rimą Kurtinaitį CSKA. Vadinasi, tada mes irgi žiūrėjom, kad ta nacionalinė būtų mūsų komanda. Ir gal priminsit Valerijaus Tichonenkos atvejį, kai buvo lyg galvojama, kad norint, kad Žalgiris įveiktų Centrinį armijos sporto klubą, reikia jį pasikviesti. Puolėjas puikus iš Kazachstano. Kai pralošėm pirmą superfinalą, žaidėjai pareiškė tokį pageidavimą. Siūlymą, kad yra toks vienas vyrukas, kuris labai tikrai puikus žmogus yra iš Almato, Tichonenko, kuris tikrai sutiktų atvykti į Žalgirį. Tarp kitko, Tichonenko 92 metų olimpinės žaidynės, kai mes lošėm dėl 3 vietos, mum įmetė 24 taškus. Ir su CSKA jis mums kraujo daug nuleido. Tai va, jis norėjo atvykti. Nu, aišku, tuo laiku buvo toks dalykas, kad viską reikia deryti. Su miesto vadovai. Su miesto vadovai, su partijos komitetu. Aš nuvykau pas antrą sekretorių. Gerbiamas Juozas Jaruševičius labai mylėjo Kauną, krepšinį ir kultūrą. Nu tai, ko atvykai, sako, žinot, va, čia yra toks pageidavimas, pralošėm CSKA, nu reikia susistiprinti, sako, žaidėjai pageidauja, kad gal reikia priekinę liniją stiprinti. Jis, žinot, į mane tai pažiūrėjo, sako, žinai ką, gal tegu būna blogiau, bet būkim savi. Žinot, man taip gerą paliko ant širdies. Ir mes to garsėm. Ir mus labai mylėjo kitos sąjunginės respublikos, kad mes visi lietuviai. Sovietų sąjungos rinktinė žaidė, 3-4, turbūt vienu tarpu net 5 net buvo kviečiami ir gaudavot iš Maskvos kaip treneris jūs nurodymą, turbūt sporto komiteto ir rinktinis vyriausiai trenerių, kaip ką ruošt žaidėją, į ką atkreipdėmesio. Ar dabar mes šitokiu vadovaujamės taisyklę? Aš skaitau, kad buvo gana teigiamas dalykas, kad rinktinės žaidėjas gauna iš vyr trenerio, ten Bogomilskis buvo, kad jis turi technikų sritį tą ir tą padaryti, fizinio pasiruošimo sritį jis turi tą ir tą padaryti, planą tokį. Tai labai gerai yra. Skaitau, kad šitą reikėtų ir dabar gal. Bet kur tau ten Jono Valančiūno ar Donato Motiejūno treneriai klausys? O tas ir gaunasi, kad dabar kitoks reikalas, tada visi gyveno tam valstybei. Čia buvo lengviau daryti. Dabar nepasakysi ten italui, nepasakysi kokiam graikui, kad va čia planas toks ir panašiai. Čia pats žaidėjas turėtų rūpinti savo, kaip sakant, žaidimo lygio kėlimu, čia jau grinino priklauso, kadangi jis yra profesionalas. Aš iš jaunų krepšininkų, kurie žaidžia, sakykime, Ispanijai, nors ir antroje lygoje, išgirdau štai ką, kad tenai 3 daugiau treniruojasi, 3 valandas ryte, 3 valandas po pietų, fizinis parengimas, taktika. Ar mes Lietuvoje ne per mažai atliekame tų juodų darbų, krūvinų darbų, nes paskui visą tą aikštelį atsispindi? Norint pakalbėti apie treniruotės, turi būti įvykdomas toks, patikrinimas, kaip sakant. Anksčiau tokia būdavo mokslinė brigada, kuri tikrina. Ir priklauso, reiškia, treniruotės sėkmė nuo intensyvumo. Nes tu gali daug treniruotis, bet jeigu tu treniruosis šliaužydamas, tavo pulsas bus, sakysim, 140, o kada tu žaidži, reikia, kad tau galėtum dirbti ant 180 pulso ir išlaikyti šitą įtampą, yra skirtumas toks. Tai o čia priklauso nuo to, kaip tos treniruotės vyksta, kaip kas darosi. Ir man atrodo, kad
yra tam testavimas skirtas. Ir skaitau, būtų gerai, kad būtų galima kam pasižiūrėti, pasidomėti, bet dabar klubai privatus, nelyskit, čia mūsų reikalas. Suprantat? Ta gal galima daryti, kur tai Lietuvos rinktinė, bet ta Lietuvos rinktinė, ką susirenka ant pusantro mėnesio ir ačiū, kai atvažiuoja. Ir čia toks sudėtingas reikalas labai yra. Jūs esate Lietuvos krepšinio federacijos konsultantas, bet ne jūs kreipėsi, ne jūs turite teisę kažką tai matant, tai kas blogai pasakyti. Jeigu pradėsi ten landžioti, lysti, žiūrėti, ten patarinėti, nu, tai galite jūs nesuprasti ir panašiai. Nors aš, aišku, labai noriu, kad tas krepšinis būtų visą laiką aukštai ir kad, nežinau, jeigu aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju tokio dalyko, kaip atrodytų Lietuva be krepšinio, taip būtų pilka pelytė. Ir taip, kad Žalgirio, jeigu Kaune nebūtų. Lygiai tas pats. Ir skaitau, kad čia turi to reikalų galvoti biškį ir daugiau žmonių. Teisingai sakau. Įsivaizduot, nieko nebėra. Kai laimim, tai mes visi laimim, kai pralošia, tai kalti treneriai, žaidėjai, vadovai. Tada užsidėsi, galėsi žiūrėti, kaip buvo, kaip žaidė. Suprantat? Tai reikia nedaleisti šito. Lygiai prieš 35 metus pirmą kartą kalbėjausi su gerbiamu krepšinio treneriu Vladu Garastu. Jis kaip visada aistringai, įdomiai, nieko nepamirždamas pasakoja, štai ir dabar. Šitiek metų atidavus krepšiniui, šitokia jūsų patirtis, tad atsisveikinant norėčiau paklausti. Esat Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentas. Ką reikia mums daryti? Kaip dirbti, kad šitas mūsų Lietuvos krepšinis jokių būdų nekristų žemyn, nebūtų toj pačioj vietoj, o pakiltų dar aukščiau? Nu, taip yra viskas gerai sustatytas, skaitau, čia kažko labai nepridėsi. Nu, man atrodo, kad reikėtų žinoti, kas mūsų iki dedasi, kas dirba, kaip ten treniruotis, kaip ten vyksta. Nu, skaitau, gal turėtų būti. Savo laiku buvo tokia Respublikinė vaikų jaunimo sporto mokykla, kur, kaip sakant, atvažiuodavo pastovi vietą. Stebėdavo, vertindavo. Išrikiuoja grupės, kiek žmonių, kaip treniruotė vedė, tavo pastabos. Visi geranoriški buvo, nes tai yra bendras mūsų reikalas. Čia nieks nenori nieko ant kilimo paguldyti, galvą nukirsti ar ką nors, norim, kad geriau būtų. Ir turi tobulėti. Ir, pažiūrėjau, aš visada išklausydavau, ką man kalbėdavo. Jeigu aš ką nors blogai darydavau, ten pralaždavau pirmoje eilėje, aš galvojau, ką aš blogai padariau. Kažką taip įvyko, kur aš gal suvadavau blogai, gal ten nereikėjo minutę jums, gal ten reikėjo net nekeisto, gal taip. Reiškia, perkratai save, kankinį. Nes tai tu pralaimėjai, tu treniruoji. Suprantat? O dabar aš tokių daug visokių dalykų girdžiu, kad ten kažkur tai vietoj 15-6 treniruojasi, kad ten vėl kur nežinau. Aš nenoriu būti, nu, kažkoks tai, kad nesakytų šitas dėdas visai marazmas, jisai kalba nesąmonės taip toliau. Aš už tai, kad būtų krepšinis. Ir aš skaitau, kad kiekvienas treneris turi dirbti savo. Jeigu tu praloši, tai tu praloši. Tu vadovai. Turi būti ambicija tokia, suprantat? Bet jeigu tu dirbi, nu, valstybei, kam kitam šaliai, tada, nu, blogiau yra. Girdite, signalas jau mums skamba, kad šis pokalbis baigėsi. Taigi, gerbiamas Vladai Garastai, dar kartą jūsų gimtadienio, apie metus nesakysiu, nes, nu, jūs atrodot kaip 50 metis, o mąstymas taip apskritai, kaip 30 mečių. Būkit sveikas, būkit drūtas, bet gal pats įsipirškite. Paaiškinkite jauniems treneriams, komandoms, pakonsultuokite. Ir viskas bus gerai tame mūsų krepšinėje, kol bus tokių žmonių kaip jūs. Pirmiausia, svarbu nenusišnekėti. Labai sunku, kai daug kalbėsiu, pasakysiu, ką nereikia. Nu, jeigu paklausiu, galiu pasakyti nuomonę. Kodėl? Gerai išgirsti tą nuomonę, tą nuomonę, tą nuomonę. Ir paskui įsirinkti. Ačiū Jums. Programą Krepšinio pasaulyje šiandien baigiame. Atsisveikiname iki sekmadienio 9:30 min. Ir susitiksime BTV ekrane. Iki pasimatymų.